Taigi, sveiki žiūrovai, su jumis aš Kaido ir pirmasis Minecraft tutorialas, kaip dupinti itemus Minecraft'e multiplayer beveik visuose servuose. Taigi, jau savo serverį, kad nebūtų žmonių. Ir pradėsime. Atsisiunčiame nodus klientą, kuris yra štai čia, žodžiu. Tada atsisiuntę įsirašome į Minecraft'ą. Taip pat numesiu linką YouTube'ai tutorialą, kaip įsirašyti modus ar cheat clientus į Minecraft'ą. Ir pradedam. Tada rašome bind add. Pavyzdžiui, man patogu b free cam tool. Tai va. Ir tada b raidę jūs paspaudę. No, va, b raidę turėtumėte išvysti save, vaikščioti iš sielos ir nesuprantu čia žodžiu. Free cam. Taigi bind. Paspaudžiame U raidę, kad atsidarytų šitą konsolę. Bind add b free cam. Va, veikia. Taigi, žodžiu, susirandame medį, nes mums prireiks često. Taigi, va, aš jau stoviu prie medžio. Iškertame medį, man biški lagina. Iškertame medį. Iš pradžių užtenka 3, jeigu jūs nenorite dupinti medžio. Aš pasiėmu 4, nes norėsiu dupinti medį. Taigi, pasidarome wooden plankus, pasidarome crafting table. Crafting table pasistatome, iš 8 pasidarome chestą, jį pasistatome ir sekate dabar mano nurodymų. Į chestą padedate bet kokį vieną daiktą. Taigi ir jūs būtinai turite bent turėti 2 tuos pačius itemus, kad galėtume pasidaryti vieną staką, nes šitas kaip ir dingsta. Taigi, aš turiu 3 ir gal man išeis dabar 3. Stovime prie chesto arti taip, kad galėtume jį iškirsti. Paspaudžiame B raidę. Iškertame chestą, kitą knopkę, palaukiame, kol jisai lyg ir va, susprogs. Taigi, tada paėmėme šitą kubiuką ir su dešiniu pelės klavišu spaudžiame ant tų kitų itemų. Aš turiu va, autoklikerį, tai iš karto paspaudžiu ir man jos padeda. Man atrodo, taip nelabai galima daryti, o gal ir išeina, nežinau. Taigi, žodžiu, aš geriau tai padarysiu ir turėsiu visą inventorių pilną wooden planks stekų. O, jau kažkas bus blogai. Taigi, su autoklikeriu. Taip pat autoklikerio nuorodą numesiu į descriptioną. Net autoklikeris lagina, nepaspaudė vienai 63 kartų. Taigi užpildome viską ir štai turėsime pilną wooden stekų inventorių. Viskas baigta. Taigi tada paspaudžiame B raidę, paėmame chestą ir turime pilną steką inventorių. Inventorių steką, ne, wooden plankų steką. Jau čia nusišnekėt baigiu, kai negaliukas, bet naktis daro savo. Kelsiu rytoj dieną, tai bus birželio 12 ar vakarienė. Tai va. Ai, nu kur aš į desktopą bandau išmesti. Taigi dabar parodysiu, kaip tai padaryti per naują. Pavyzdžiui, turime tik chestą. Ir norime prisidupinti dirto. Aš niekas jo nelabai dupina. Taigi, ai, primenu dar šitas dupinimas single player neveiks. Taigi pasistatome chestą. Paspaudžiame jo. Taip. Tada prieiname, paspaudžiame B raidę arba tiesiog į
raidę paspaudę parašom freecam toggle, ar kaip ten, jo, toggle ir išeiname iš žmogeliukų. Sudaužome jį ir paimame su kita knopke atidarome. Jisai, matote, sudūžta. Tada paimame pirmą dirto gabaliuką, kurį buvom įdėję į chestą ir su kita knopke arba su autoklikeriu, taip pat nustatyti reikia, kad su kita knopke paspaudžiame, aš paspaudžiau su autoklikeriu. Taigi dabar galime daugiau sekų pasidaryti. Su tuo niekada nedarykite, su va šitu va pirmu, kuris buvo cheste, va tai, nes jum nesigaus, tiesiog jie pradings. Taigi taip pat vėl visas inventorius stekų ir žodžių lagint labai gerai. Taigi tokia būtų ir pamokėlė, kaip dupinti itemus Minecraft multiplayer. Veikia ir su sena Minecrafto, tiksliau ne Minecrafto nodus cheat client, karočiai jau nusišneku kaip žiauriai versija. Taigi sėkmės dupinant, aišku, per daug nesidupinkit, tik tai savo malonumui, o nekenkit serveriui. Taigi tiek, iki kito karto. Subscribinkit, laikinkit ir komentuokit, kas ne taip. Žinau, kad liežuvis labai vėlėsi, nes naktis. Tai gerai, viso gero, bye bye.